Ir kai jie žengia bismillah į priekį susitikti su Džalūtu, Galijotu ir jo kariuomenė, jie šaukėsi: mūsų viešpatie, apiberk mus kantrybę ir įtaisyk tvirtai mūsų kojas ir padaryk mus pergalingais prieš netikinčiuosius žmones. Taigi Alacho leidimu jie sutriuškino juos ir Deividas nužudė Džalūtą. Ir Alachas suteikė jam, Davudui, karalystę ir Sauliaus ir Samuelio mirties ir Al-Hikmą, pranašavimą, ir išmokė jį to, ko jis norėjo. Ir jei Alachas nekontroliuotų vienos grupės žmonių, kita grupė žemėje tikrai būtų daug. Ir jei Alachas nekontroliuotų vienos grupės žmonių, kita grupė žemėje tikrai būtų daug piktadarybių. Bet Alachas yra kupinas dosnumo, alemein, žmonijai, džinams ir visam, kas egzistuoja. Tai yra Alacho eilutės. Mes recituojame jas tau, Muhamedai, sallallahu alaihi wasallam. Su tiesa tu esi vienas iš Alacho pasiuntinių. Tie pasiuntiniai. Mes išaukštiname kai kuriuos iš jų labiau nei kitus. Kai kuriems iš jų Alachas kalbėjo tiesiogiai, kitus jis pagerbė. Ir Jėzui, Marijos sūnui, mes davėme aiškius įrodymus bei įkalčius, bei padarėme jį Ruhul Ulkudus, Gabrieliu. Jei Alachas būtų norėjęs, vėlesnės kartos nebūtų kovojusios viena prieš kitą. Kai joms atėjo aiškios Alacho eilutės, bet jos nesutarė. Vienos iš jų patikėjo, o kitos netikėjo. Jei Alachas būtų norėjęs, jos nebūtų kovojusios viena prieš kitą. Tačiau Alachas daro tai, ką jis nori. O jūs, kurie tikite, neleiskite labdarai tai, ką mes jums suteikėme, iki ateis diena, kai nebeliks jokių derybų, bei draugysčių, bei užtarimų, ir netikintieji yra zalimų, nusidėjėliai. Alachai, la ilaha illa huwa, niekas neturi teisės būti garbinamas, tik jis. Al-Hadžul Kajum, amžinas, tas, kuris išlaiko ir saugo visą, kas egzistuoja. Nei snaudulys, nei miegas jo neapima. Jam priklauso viskas, kas yra danguose, ir viskas, kas yra žemė, kas gali prašyti jo užtarimų, išskyrus su jo leidimu. Jis žino, kas nutinka jiems, jo kūrinyje šiame pasaulyje, ir kas nutiks jiems amžinybėje. Ir jie niekada nesupras nieko iš jo žinių, išskyrus tai, ką jis panorės. Jo kursi tiesiog reiškia pakojį arba kėdę ir kartais klaidingai verčiama kaip sostas, kuris paminėtas šioje ajoje, nėra tas pats, kas arš sostas paminėtas ajoje. Tai yra kaip žiedas išmestas į atvirą dykumos erdvę, į kursi driekiasi virš visos visatos, tai kiek didesnis tada yra arš. Tai yra kiek didesnis arš, iš tiesų Alachas abiejų, tiek kursi, tiek arš kūrėjas yra didingiausiasis. Driekiasi virš dangų,
virš dangų ir žemės. Ir jis nejaučia jokio nuovargo, sergėdamas ir saugodamas juos, ir jis aukščiausiasis didingiausiasis. Žiūrėti Ają 255 vadinama Ajat al-Kursi. Nėra prievartos tikėjime, iš tiesų tiesus kelias tapo aišku nuo klaidingo kelio. Kas netiki Taghut ir tiki Allahą, tada jis nusitvėrė pačios patikimiausios rankos, kuri niekada nepalūš. Ir Allahas yra visa girdintis, visa žinantis.